sunkia pergalė buvo, žinojom, kad jie turi 2-3 gynėjus, kur labai stipriai gali sunkus metimus įmesti ir žinojom, kad visa salė bus fanai, trūkšmas, viskas, tai turėjom ant galo susikaupti ir išpildyti derinius ir gynybą baigti. Atrodo, didžiausias bėdos ir buvo gynyboje, kokios pagrindinės, labiau žaidimo detalės. Man atrodo, asmeniškai turėjom kaip žaidėjai daugiau tą skautą žiūrėti, žinojom, kuris žaidėjas į kairę, kuris į dešinę ir jie išėjo ir pirmus 2-3 metimus įmetė ir tada jau sunku prieš varžybas. Atrodo, puolime, kad puikiai jauti Roką Jokubaitį, nuolat tau įmetant kamuolį, kerta būdas ir kartą tokie pertimai. Jauti didesnį ryšį, kad su juo ir būtent akcentuojami jo įkirtimai jos aikštelė. Jo, aišku, kiekvienas varžybas daugiau ir daugiau įdėtas susižaidimas su visais. Jisai padaro kirtimą, tada kiti mato, kiti nori, arba jisai padaro kirtimą ir tada kitas laisvas. Tai čia turi visi matyti. Šį kartą rekordiškai daug aikštelėje praleido laiko kartu su Jonu Valančiūnu, kaip sekasi, kaip kartu būti paketą. Manau, kad gerai, mums abiem patinka kartu žaisti, manau, kad komandai yra įnauda, kad abu aikštelėje esam, arba jeigu ne vienas turi būti visą laiką aikštėje. Tai buvo įtampai iki pat pabaigos, kaip jautiesi, ar tau patinka žaisti tokias rungtynių pabaigas įtampas? Nu, kaip žaidėjas, tai aišku, tokiai salėje būti fanai pilnas trūkšmas, tai labai fainai žaisti, bet turėjom anksčiau pabaigti varžybas. Liko vienos rungtynės iki Europos čempionato, pasaulio čempionato trumpos rungtynės su Lietkalnyje. Ką dabar labiausiai matai, kad reikėtų patobulinti iki pat rungtynių pradžios? Visko dar reikia visko, žiūrėsim video, turėsim dar 2-3 trefkės, dar vienas varžybos ir turim būti pasiruošę su Europos čempionatą. Prieš čempionatą buvo, atrodo, nominalus 2 žaidėjai, bet kad jis matys paskelbė, kad 3 žaidėjų čempionatą vyksta Kristus Pažemaitis. Kaip vertinio įsileidimų komandą? Labai gerai. Kristus su jaunimo buvo labai patenkintas, kad esate čia ir yra gynėjas, kur kalbos tikrai visus padeda, visus įdeda į tas vietas, tai čia labai mums naudinga. Pilna salė žiūrovų, ar buvo kažkoks jaudulys galbūt prieš rungtynes? Ne, kaip tik. Visi daugiau užsileidę buvo. Ką treneris akcentavo po 2 kėlinių ir ką treneris norėjo pakeisti būtent po pertraukos? Gynybo, viskas mums buvo gynybo. Puolimas, manau, kad buvo geras, negalėjom užbaigti daug kartų, bet gynyboje turėjom žinoti skautą. Kokius žaidėjus į kairę, kokius į dešinę, kokie metai, tai turėjom daugiau susikoncentruoti ant to. Ir šiemet pastebimai pats daugiau šneki aikštėje, ką labiausiai sakai komandos draugams? Nu ne, turim kalbėti gynyboje. Niekas nekalba, bandom su Jonu visiems kalbėti, nes visi kalbėsim, visiems bus lengviau. Ar tai, kad jūs dabar sužaidėt Europos čempionate, su jais vėl susitiksite, bandysite ištaisyti klaidas, kad taip nebūtų? Aišku, jo. Aš sakau, kad į naudą yra, kad tokias varžybas buvo, tai turim susikaupti Europos čempionate, nes tikrai nebus lengva.